Esu Artiomas, ūkininkauju jau apie 10 metų. Pradėjom nuo bičių, po to įsiplėtėm, pradėjom auginti ekologiškus šaltalankius. Šiai dienai turime virš 12 hektarų šaltalankių sodą. Ne tik auginame, bet ir gaminame šiek tiek produkcijos, tai yra šaltalankių sultis, sirupas ir medus. Biškį dar turime ir bičių produktų. Su margučiais pradėjom draugauti nuo to laiko, kai pradėjau ruošti pirmam sadinimui lauką šaltalankių, nes tai yra artimiausia vieta, kur galima pasiremontuoti techniką, kažką tai iš detalių nusipirkti, labai patogu, niekur toli lakstyti nereikia, turi savų meistrų, turi savo servizą, jeigu pats kažką tai nesugebi pasidaryti ir visada sulauki pagalbos. Pradžioj turėjau seną gerą traktoriuką T40 ir senus padargus. Aišku, bedirbant reikėjo atsinaujinti, technika irgi tai, kad yra arti ir pats margučiai, ir technika nusipirkti vietai, ir aptarnavimas, priežiūra, tai nusprendėm, kad ir pirkti patogiau yra iš margučių. Ir nusipirkam ir traktorių, ir mulčerių, ir šakų smulkintuvą, priekabą praktiškai 70% padargų, ką turim nusipirkę, viskas yra nusipirkę iš margučių. Kokybę patenkinti, technika negenda, servizas, jeigu kažkas tai nutinka, netgi buvom įsikvieti pas mums čia į lauką atvažiavo sutvarkė, tai labai patenkinti. Šakų smulkintuvą rinkamėms, kai ėjom per projektą, tai buvom įstatyti tam tikras gairias, kad ir kaina, ir našumas, ir viskas, ir pasiūlė margučių darbuotojas būtent šitą modelį. Mes jį pasiėmėm, pabandėm, mūsų lūkesčius jisai pateisina, pagrindas po derliaus nuėmimas lieka šakų krūva, tą šakų krūvą reikia sutvarkyti, susmulkinam, irgi susmulkinimo dydis, tas čipsavimas, sakykime, irgi tenkina ir tuos čipsus mes juos naudojam kaip žalią trąšą. Aišku, teka bendrauti su daugelis įmonių, kurie užsiema su žemės ūkio technikom ir aptarnavimais ir tikrai su margučiais neturėjau nei problemų, nieko ir netgi tą pačią įrangą, kuri pirkta ne iš margučių, nes jie tuo metu to neturėjo, ką man reikėjo. Ir jai sugedus irgi neatsisakė, atvažiavo, sutvarkė, pažiūrėjo, sureguliavo ir tikrai rekomenduočiau šitą firmą. Labai gera įmonė ir darbuotojai irgi geri. Viskas. Ačiū jums labai. Nėra už ką, dabar gausi mane atgal į margučius nuvežti.